Va jums truputį vandenuko. Venecijos. Aš ieškau vietos, kur užsiparkuot nakčiai. Bet čia labai mizernai viskas. Reikia patikrinti tą ratą, kur keičiau praeitą reisą. Nu, blin. Varžtai kaip ir visi normaliai. Sakyčiau, atsilaisvinęs koks būtų, bet nėra. Bet kažkokie bildesiai girdisi. Nu, pažiūrėsim, dar reisas tik tai įpusėjo, tai kokie garsai toliau išlys. O gal jie ir dings visai. Nuo 2 nakties, kai pradėjo vilkikas paskui vilkiką čia. Vieni įsikraudinėja, kiti pasikraudinėja. Blemba, būčiau žinojęs, būčiau stojęs kur parkingė prieš Veneciją. Jokios ramybės. Da išlipau nusilengvint, pamačiau galinis ratas nuleistas. Antras reisas iš eilės. Praeitą reisą priekinį nuleido, dabar galinį. Laukiu, kol prasišvies, reikės keisti. Vienu žodžiu, tik įvažiavom į Veneciją, nuotykiai prasidėjo. Ir be miego, vienu žodžiu. Sveiki iš ryto, labas rytas. Po truputį brėkšta. Jau po 5:16 aš jau verdu kavą. Vienu žodžiu, čia nei tūliko, nei apsipraust. Vienu žodžiu, pasimoviau kaip merga 10 vaikų. Galvojau, tikrai bus bent normalesnė situacija, nei kad yra. Nieko, gyvenam iš klaidų mokomės, o po kiek laiko vėl jas kartojam. Užsiverdu kavos ir einu žiūrėti tą ratą. Plikas, visiškai išėjęs oras. Čia va kaimynas užsivedė vilkiką, prasojo langai nuo paro, verdu vandenuką ir vienu žodžiu eisim tuoj keist ratą. Kaimynas jau kraunasi. Jeigu jisai pasikrauna, tada aš eisiu keisti ratą, nes kitaip aš jam ten trukdysiu. Užsuktas. Susiradau tokią
dabar lentą. Man reikia, kad aukštai iškeltų, nes visiškai nusėdė ir dar yra svorio. Tai taip, kad čia reikia aukštai sukelt. Aukštai. Iš tikrųjų tai turėkit visada pasiėmę ir savo kažkokių įrankių, nes įmonė jum viskogi nepriduos. Pagrindą duoda tokių, žinot, kaip ir replių, sakykim. Tai raktų kažkokių papildomų, vienu žodžiu, turėkit. Mano tiesiog patarimas jums. Vienu žodžiu, pornografija. Nežinau, kaip aš čia atsisuksiu viską, bet patikėkite. Pirmas dalykas, priėjimas po būdą yra labai problematiškas ratui. Būtų kryžius raktas, tai gal kaip nors lengviau būtų. 3 varžtus dar tik atsukau. Dar 3. Vienu žodžiu, nežinau, ar aš juos čia įveiksiu. Jei nereikės kalt kažkuo tai. Šiaip ne taip. Eik tu savo. Blemba, neįstengiu. Sekasi čia man su tais ratais. Rankom bandau irgi niekaip. Hui, blėt. Nėra prieimo, negaliu palyst. Būdos. Pati būda neleidžia prieiti arčiau. Reikia, kad daugiau išneštas būtų į išorę raktas. Čia susiradau tokį kito vamzdžio storesnio galiuką. Tai vieną šiaip ne taip paėmiau. Dabar dar vienas liko paskutinis. Tai šitas užveržtas. Šitas susiveržęs, tai žiauriai. Blemba, vienas varžtas liko. Ir čia, žinai, tas svarbiausia, kad reikia atsigulus į save kažkaip tai. Neįsivaizduoju, kad per tuos rėmus neina prieiti. Gal paimsim kaip nori. Storesniu. Geriau apimti rankeną. Pagaliau, blemba. Nu ką dabar? Vėl zapaskė. Čia biškį daugiau reikalų, nei kad lengvos pakeist. Sutepti varžtai. Gerai.
Čia praeito karto, kaip keitė, tikriausiai sutepė. Pilna galva žemių. Pilna galva. Kad ješkova. Aukštis būtų gerai, kad tiktų. Biškį kilti ir gerai būtų. Jeigu eis. O, super. Super. Čia pakeitimo procesas, tai, kaip sakant, nuo dainos. Bet va, atsukimas rato, va, tai jau yra problematiška. Tai irgi su geru raktu, tai pasiruošt, nes prieš 8 valandą turėtų klientai pasirodyti, tai reikia būti pasiruošusiam. Gerai mankšta tokia. Rytinė mankštelė Venecijoje. Keičiant ratą. Nepabėkit dar. Toli nenueikit. Pabūkit dar biškį. Na, įsikrausim. O paskui žinot, kur važiuosim? Paskui važiuosim į Liublianą. Ten turiu krovinį. Palėtė kažkokią 100 kilų. Paimti reikia, nes penktadienį nedarbo dieną, tai trečiadienis, ketvirtadienis, šiandien ir rytoj pasikrovimo diena. Čia tie italai atėjo mane kalbina itališkai, o aš nesuprantu. Sakau, kalbat angliškai, sako ne, o ispaniškai irgi ne. Na tai ką? Žemių net į burną. Finiš. Gerai, brangūs vairai, tai žiūrėkit, kas vairuos mano mašiną, ar ne? Numerį žinot. Garsiai nesakysiu. Tai tas daikčiukas tikrai pravers. Patikėkit manim, jeigu jums nuleistų ratą, tuo labiau galinį. Priekinis tokių nekelia problemų pasikeitimui. Bet atsukimas galinio rato truputį yra reikalų. Tai žiūrėkit. Ant to rakto ne ratui keisti. Užsimausit tą ir pamatysit, kaip viskas lengviau darosi. Šitą vamzdžio galą įdėsiu ten, kur į diržų dėžę, būdoj. Rasit. Žiūrėkit pirmyn atgal ir aš jūs išmokysiu dar netokių dalykų. Gerai, toli nenueikit. Na tai atėjo 2 merginos mane pasitikt. Tai tikriausiai čia, kur vakar aš apsisukinėjau gale. Ten toj vietoj tikriausiai mes ir išsikraudinėsim.
Ten dabar per tą mašiną negaliu privažiuoti aš. Krauna tiesiai į laivelį. No, soy enamorado. Avevo por casa. Avevo por se aspettava mezz'ora che avevo portato il carro. Na štai ir po reikaliukų. Tokia mūsų ta Venecija. Nu ką, atsišvartavo. Ir pajudėjo. Viskas. Bandom judėti link Slovenijos. Ieškosim kelio į Liublianą. Aš darau prielaidą tokią, kad vakar atvažiavęs aš čia galėjau pagauti kažkokį, nežinau, vinį ar dar kažką, kad išleido man tą ratą. Svarbiausia, kad dabar saugiai parvažiuotum, niekur nepradurdami jokio rato, nes atsarginis tuščias, būtų bereikalingų problemėlių. O kas ant šito kalniuko matysis? Kas matosi, tas matosi, nu. Geležinkeliai. Ten mačiau ženklas buvo 3-2 aukštis. Jau 3-2 man yra pavojus. Žiūrint, kaip ten tas aukštis sukonfigūruotas. Kitur 3-2, bet lendi ir 3,5. Gal nedavažiuosim to tunelio? Nedavažiuosim, nes mums čia nusukt. Tai gerai. Daugiau tikriausiai, kad liūdnesnių nuotaikų čia toj Venecijoje, nei kad nuotaikingų. Tai be miego, tai ratas nuleistas. Tai ką? Adios Venecija i nos vamos a Ljubljana.